Taigi, Adobe'as šiemet pristatė atnaujinimus Adobe Photoshop programai, kur iš tiesų yra daug įvairių funkcijų, kurios net jei ir prieš tai buvo, jos tiesiog buvo kardinaliai pagerintos AI pagalba. Ir viena iš jų yra Harmonize funkcija, kada gali paimti vienos nuotraukos kaip foną, iš kitos nuotraukos objektą arba modelį, ją sujungti ir suvienodinti jų apšvietimą ir tą bendrą vaizdą padaryti tokį, lyg atrodytų, kad tos nuotraukos ir buvo kartu. Ir šią funkciją aš esu padaręs prieš porą metų video, kaip jinai veikia ir dabar, kadangi jinai yra stipriai atnaujinta ir jos, sakyčiau, vaizdas ir rezultatas kardinaliai skiriasi nuo prieš tai veikusios funkcijos, tai nusprendžiau padaryti naują video, kadangi tai yra, manau, pakankamai stiprus pokytis ir kviečiu išbandyti ir patiem. Norint šią funkciją, aišku, išbandyti, jums būtina naudoti naujausią Photoshopo versiją, ar tai būtų Photoshop 2026 arba Photoshop beta, tam, kad galėtumėt naudotis naujausiamis funkcijomis. Tai atsidarius šią nuotrauką, aš kaip ir praeitą savo pamoką naudosiu tą pačią. Aš tiesiog turiu įsikelt ją norimą modelį, kurį harmonizuosiu. Tai pasirinksiu Place Embed ir pasirinksiu mano norimą modelį ir jį įkelsiu į nuotrauką. Aš jį galiu, aišku, stumdyti, didinti, mažinti, kaip man norisi. Įsikėlęs nuotrauką, pirmiausiai, ką aš padarysiu, tai pašalinsiu foną, paspaudęs Remove Background. Ir fonas pašalintas. Aišku, yra niuansų, taip šalinant foną, kad šiek tiek lieka krašteliai aplink ją, bet atlikus visas harmonizavimo funkcijas, tas nelabai jausis ir matysis. Taip, norint man ją dar šiek tiek padidinti, pamažinti, aš paspaudęs Command T arba Ctrl T, jeigu naudojatės Windows'ais, galiu ją pastumdyti, kiek man norisi, galbūt kompoziciškai tikroviškiau, kad labiau žimtų erdvę nuotraukai. Ir dabar iš karto aš funkcijų juostoje galiu pamatyti apačioje Harmonize mygtuką. Prieš tai ta funkcija buvo paslėpta prie filtrų ir neurofiltrų. Tai aš tiesiog paspaudžiu ir leidžiu Photoshopui atlikti harmonizavimo funkciją ir jisai šiuo metu generuoja 3 variantus AI pagalba, kas šiek tiek užtrunka, norint šią funkciją naudoti gana dažnai, tai tiesiog nusteikit palaukti ir toj pažiūrėsim, kas gausi. Tai gavau 3 variantus, kurie, sakyčiau, kardinaliai drastiškai skiriasi nuo to, kas anksčiau buvo. Aš video pabaigoje parodysiu, koks gavosi prieš tai rezultatas, kai bandžiau harmonizuoti ir koks dabar. Tai matau pakankamai neblogą variantą šį lyginant. Dar ir šitas visai nieko, jis labiau akcentuoja šviesos kritimo kampą, tai yra iš kairės. Tada šitas toks, sakyčiau, gal mažiausiai patinkantis, tai tarp šitų variantų gal šitą pasirinksiu vien dėl to, kad apšviestas veidas. Ir jeigu taip išjungsiu, nes jisai sukūrė kaip papildomą sluoksnį, galėsiu pamatyti, ant kiek skiriasi vaizdas. Jisai net tokį kaip trimatumą atrodo įgavo, kaip buvo prieš tai ir kaip dabar. Labai skiriasi. Norint labiau suteikti tikroviškumo, tai yra fonas, jisai taip pat turėtų būti
kažkiek išsiliejęs lyginant su mūsų pagrindiniu modeliu, tai tą padaryti iš tiesų galima labai nesudėtingai, pasirinkus mūsų fono nuotrauką, nuėjus į filter, ir kur yra blur, pasirinkti Gaussian blur. Ir galima pasirinkti kiek norim. Tai čia labai nereikia didelio intensyvumo, manau, užtenka kokie 3,3 ir viskas. Turiu savo rezultatą, kuris iš tiesų, sakyčiau, pakankamai greitai gavosi. Kiekviena nuotrauka gal šiek tiek skirtingai gali atrodyti ir rezultatas skirtis, bet sakyčiau, čia toks pakankamai paprastas ir geras pavyzdys. Ir ypač lyginant su praeitų harmonizavimo filtrų, kuris buvo, tai kardinaliai skiriasi, kaip matote šio atveju ekrane, koks prieš tai gavosi variantas ir koks dabar. Tai tikrai rekomenduoju pabandyti šią funkciją. Aišku, didžiausias minusas, kad didžioji dalis tokių funkcijų, kurias dabar reiks naudoti Photoshop'o AI pagalba, jos kainuos kreditus, vienos daugiau kreditų, kitos mažiau, tai gali būti, kad atsiras tas dalykas, kad kai kurių funkcijų tiesiog galima bus nesinorės tiek daug naudotis vien dėl tų kreditų. Ir jeigu jums patiko ši pamoka, tai rekomenduoju pasižiūrėti, mano kanale yra daugiau pamokų ir taip pat planuoju išleisti daugiau pamokų apie naujausias Photoshop funkcijas, kurias pristatė ne per seniausiai, tai sekite šį kanalą ir susitiksime kitame epizode. Iki.